taip yra parašyta jūsų tinklalapyje ir aš gal pradėsiu iš pradžių nuo klausimo, kuris yra tiesiog susijęs su lape. Prieš jūs buvo atkeliavęs aplinkosaugininkas, kuris perspėjo, kad atėjus pavasariui lapės labai stipriai plinka ir šeriasi. Ką jūs į tai? Nu ir aš matyt, papuolat į man tas sąrašą. pats jo prasidėjo tie reiškiniai ir dėl tos kirposiu labai trumpai plaukus. Nes vis tiek reikia gyventi, matyti name ar bute, o tas dalykas trukdo. Taip, daug lengviau yra tiesiog mažiau turėti to, kas krenta ant žemės. Kuomet aš pasakiau kolegoms, kas šiandien atkeliauja, pirmas klausimas bent iš kelių žmonių buvo, tai kur yra sėkmės paslaptis? Jūsų geležinės lapės sėkmės paslaptis. Galit visko nesakyt, bet bent jau kažkokius rėmus ar kryptį. Na, tikriausiai žmogui yra svarbu, kad jis gyventų pats įdomiai. Ir jeigu jam gyventi yra įdomu, ir kitiems yra įdomu, kaip jis gyvena. Aš sakyčiau, čia taip filosofiškai bandau apibendrintai pasakyti. Prasme, gyvenime stengiausi visą laiką gyventi įdomiai, keisti, jeigu pasidaro nebeįdomu, daryti kažką kitą. Tai vadinasi, geležinė lapė atsirado tuo momentu, kai buvo toks liūdesys arba jau viskas buvo neįdomu. Geležinė lapė, ta istorija, čia jau aš kartoju visiems, tik tai gaila, kad niekas ją netikė, tai aš tiesiog galiu jums pakartoti dar sykį. Kartokit. Buvo tokia situacija, kad mes turim sodybą Anykščių krašte ir ją reikėjo, sugalvojom, kad reikia parduoti, nes užaugo vaikai ir tiesiog nebe taip jos jau reikia. Na ir tam, kad pritraukti potencialių pirkėjų srautą, pradėjau domėtis, kaip yra valdomi, kaip kuriami Facebooko puslapiai, ką ten reikia daryti, ko nedaryti. O tuomet jau turėjot savo profilį Facebook'e? Aš turėjau, bet ten buvo kitai temai skirtas puslapis. Jeigu Facebook'e rastumėt tokį puslapį klišės, ar ten Facebook/šurmuliuoja, tai jis jau senokai egzistavo, ten buvo kaupiamos, nežinau, nesupykit, tik prašau, žurnalistinės klišės. Tai yra šurmuliuoja. Taip, ten žmonės iš interneto padėjo, surinko ten programinių būdų, antraštės įvairių portalų. Bene geriausias. Ir jas ten tiesiog pasikartojančias frazes galima išrinkti ir matyti, kaip jos daro įtaką. Nu, viena, sakykime, tokių baisiausių klišių yra policija bejėgė. Tai praktiškai didelėse, daugelį antraščių galima aptikti, kad kažkas kažką mušė, o policija buvo bejėgė. Tai, na, sakykime, tos klišės savotiškai veikia pasąmonę, veikia sąmonę žmonių ir jas reikia pamatyti, jų vengti ir nenaudoti, jeigu įmanoma. Jeigu grįžti dar anksčiau, apskritai, pirma pažintis su internetu, su socialiniu to gyvenimu internete, prasidėjo kada ir kaip, Pirma pažintis su internetu prasidėjo tada, kai jis atsirado. Tai buvo seniai. 90, galiu tiksliai pasakyti, įsivedžiau 97 metų vasarą. Tiekėjas buvo Naujoji komunikacija, jie tada buvo įsikūrę Pylimo gatvėje. Nusipirkau $100 modemą, tokį. Greitis buvo 14,4. Kokį turėjot kompą? Ir, ten, sakykime, koks pašto ženklo dydžio paveiksliukas, jis ten kraudavosi kurį tai laiką. Tai negali vadinti socialiniu gyvenimu internete, matyt dar. Bet jau buvo atsiradę forumai, buvo atsiradę. Tai buvo tie patys primityviai čiatai, tai, sakykime, mūsų IT čiatas toks buvo Lietuvoje, kur ateini, prisilogini kažkokiu vardu, nesvarbu, ten niekas jokių pasvardų neklausia. Ir čiatini. Kol tave išmeta, tada susikūrė naują ir darai toliau. Dar ateina 4 to pačiu vardu susikūrė ir tave trolina. Malonu prisimint. Ar ne? Taip. Gerai, o tada, prieš geležinę lapę buvo Facebooko profilis, kuriame buvo klišės, o asmeninis Facebooko profilis? Asmeninis jis atsirado iš karto, kai tik atsirado Facebookas. Ir kada,
atėjo tas laikas ar mintis šovė, kad galima čia šituose dirvonuose daug ką padaryti, kad galima čia pasiausti neblogai. Edukuoti tautą galų gale. Na, pasivadinau edukaciniu puslapiu irgi iš tokio pusiau mandrumo, nes visi toj primeta, va čia dar vienas kas nors nejuokinga, tarkim, parašo žmonės, čia yra nejuokinga. Ne viskas yra juokinga, pažiūrėk, kai žmogus pats humoro nesupranti, tai negali būti juokinga. Bet jūs bent keliuose interviuose atsakęs, kad čia ir nėra juokinga, čia žmonės kažkodėl juokiasi, žmonės kažkodėl įsivaizduoja, bet čia nėra juokinga. Taip, aš pilnai tą galiu dar kartą pakartoti, man iki šiol yra visiškas stebuklas pats juoko fenomenas, kodėl žmogus aplamai juokiasi. Ir dažnai yra taip, kad juokiasi iš dalykų, kur nėra ko juoktis. Tai va. Bet kita vertus, jeigu jau mes į viską labai rimtai žiūrėsim, tai tikriausiai irgi juokas yra viena iš tokių savisaugos priemonių, kai jis amortizuoja galbūt tos neigiamus dalykus, kurie mus tikriausiai labai žudyt pradėtų, jeigu mes nemokėtume juoktis. Pirmiausia, iš savęs reikia išmokti. Tas sunkiausia ir vargu bau ir visiems įmanoma. Kada atėjo laikas, kai, pradėjot suprasti, kad čia jau rimti dalykai, žmonių skaičius auga, followerių auga, laikų daugėja ir tai jau nėra galbūt toks visai nedidukas projektėlis. Sodyba dar neparduota. Bet aš kaip tik šiandien pasižiūrėjau, ar tikrai, o kiek interesantų yra buvę apžiūrėti? Yra buvę. Žmonės atvažiavo, prasėjo pro kiemą, pamatė lapę ir ką sako, per brangu? Jiems kas nors ten nepatinka. Netinka. Dėl to, kad pas mus gal, kai pasakai žodį sodyba, tai visi įsivaizduoja tokį namą, apkalinėtą ten senais ratais, pridėliotę ten kažkokių senų lygintuvų, ten ratelių virpimo ar dar kažko. Čia nieko tokio nėra, tai yra normalus kažkada buvęs namas, jisai perstatytas, šiuolaikiškai įrengtas su visais patogumais. Bet jis ir nekainuoja, sakykime, taip, kad neprotingai daug. Jis kainuoja tiek... Kiek kainuoja? Tiek, kiek jis kainuoja. Yra sklypas hektarų, senas sodas, dideli medžiai. Bet tiek laiko pardavinėjant, ar nepraėjo noras parduoti, nes tai yra turtas, kuris vis tiek, ne automobilis. Jis sunku yra parduoti šiaip. O sodybų pas mus Lietuvoje yra labai daug. O šiuo atveju savo sodybą aš tikrai labai, žodis myliu gal čia netinka, bet aš čia labai puoselėjau. Pats gyvenime kažkada baigiau miškūkio fakultetą. Žinau, kaip reikia elgtis su medžiais, ką ten daryti, kad jie gerai atrodytų. Ir ten nueita buvo tokiu keliu, kad maksimaliai viskas yra natūralu, naudojami medžiai mūsų vietiniai, jokių egzotikų ten. Ten jeigu ir yra, sakykime, medžiai introdukuoti iš užsienio šalių, jie jau yra senųjų šeimininkų ten pasodinti, nieks aišku nekirto. Bet, stengiausi taip labai jau viską daryti natūraliai, kaip turėtų būti mano supratimu. Neturėčiau aš sodybos matyti, kad tikrai susigundyčiau, bet čia kitas reikalas. Daug kas klausia matyti, ar ne? Parsiduos vis tiek. Aš tikiu, kad parsiduos. Tas jūsų turtas... Aktyviai nepardavinėjau. Tikrai, jeigu pastebėtumėt, kokios būna reakcijos, jeigu kada nors imi ir įdedi, kad štai parduodu sodybą, žmonės pyksta, ką tu čia užsiminėjai, reklamą, komercija. Pyksta baisiai. Kas bus tada? Sodyba parsiduos, lapė liks, be sodybos. Tai lapė tikriausiai knygos, dabar 2 parašytas knygas reikia kažkaip išstumti. Sakot, reiks jas išstumti? Jo. Čia tokia vėl dabar netikėta veikla atsirado. Tai. Bet matyt, kad ne vakarį atsirado, buvo ta mintis brandinama, buvo galvojama kažkaip vis tiek. Knygą parašyti? Taip. Ne. Eikit. Tikrai ne. Jūs taip atsikėlėt vieną rytą, nuėjot į darbą? Aš neatsikėliau, parašė laišką Alma Literos vadybininkė. Sako, reikia. Taip, atsako, tu čia turi daug laikų, tu reiškia followerių Facebook'e, ten visi laikina, tai čia gal gerai kas nors gautųsi, tai parašyk knygą. Tau koks buvo pirmas atsakymas? Kodėlgi ne?
gal galima apsėti be sodybos pardavimo, pasidengti banko paskolą pardavus knygą, kodėl ne? Visai neblogas ėjimas. Ir kadangi žmogus esat galvotas, tai nusprendėt parašyti 2 knygas. Taip. Nes, kad ir paskolą, ir kad dar liktų šiek tiek. Nusprendžiau, štai nieko, berašant pirmą, leidyklai matyt pasirodė, kad visai ten gerai gaunasi, tai dar pasiūlė dar ir antrą. Bet kalbant apie knygą, ar vis tik nebus toks, prašovimas lengvas, kad įdedikuota merginoms? Ne, moterų ir taip pas mus yra nedaug, jaunų dar mažiau. Kaip čia bus? Čia yra viskas labai, manau, kad gerai, todėl, kad aš orientuojuosi būtent savo auditoriją, Facebooko viduriuose galima matyti, kasgi ten lankosi, kokia yra struktūra klientų. Ja, vis dėlto mes kalbėjome eteryje. Išsišnekėjom. Tai va, tai sakykime, vyrukai, kadangi jie Facebook'e nelabai ką veikia, tiesiai pasakykim, jie veikia, gal nesimato tik tai. Ja, tai vis tiek labiau gal kliūna tai, ką veikia merginos. Ir aš mačiau, kad joms tų patarimų trūksta. Tai ta knyga dėl to ir yra skirta būtent tai mano auditorijai, merginoms, bet ten yra vėlgi atskiri skyriai skirti vaikinams, parašyta dideliam raidėm merginos, nežiūrėkit. Natūralu, taip. Tai va čia tokia intriga ir atsiranda toj vietoj. Ar tikrai ją perskaičius merginai, nuoširdžiai perskaičius visą, galima tapti Facebooko žvaigždė? Jeigu pasižiūrėsit, gerbimo Beata Tiškevič parašė, kad jinai va, dėl to ir tapo. Gyvas pavyzdys. Su ta knyga nusifotografavo, jinai tai parašė. Yra ir daugiau tokių didelių interneto žvaigždžių, kurios su ta knyga nusifotografavo ir sakė, kad tikrai labai gerai. Šiaip man kyla įtarimas, kad jie dar neskaitė nusifotografavo, bet čia gal tik mano įtarimas toks. Ne, kodėl? Ten paties teksto yra labai nedaug, ją perskaityti galima gana greitai. Dėl to, kad tas didžiausias iššūkis ir buvo parašyti knygą, kur nereikia daug skaityti. Tai būtent aš ir orientuojuosi į tą savo auditoriją, tai yra jauni žmonės, jie neturi labai laiko, jie turi kažką kitą įdomaus labai veikti, negu skaityti knygas. Ir aš jiems parašiau trumpai, aiškiai ir konkrečiai, be jokio skėdimo. Būna, rašo žmonės knygą, bet ten, kadangi reikia tam tikrą kiekį prirašyti spaudos ženklų, tai jie ten prirašo visko. Čia nieko nėra. Čia yra grinai punktai, kaip įsivaizduokit dulkių siurblio instrukciją, punktais. Atsistot veidą dulkių siurblį ir ką toliau daryti, kad išsiurbti. Jūs pats irgi mėgstat knygas su nedaug teksto? Ar atvirkščiai? Tikriausiai atvirkščiai. Vis dėlto. Neskaito trumpų eilėraščių, haiku? Trumpi eilėraščiai turi savo žavesį. Ir Geležinė lapė irgi parašo vieną kitą trumpą eilėraštuką. Vakar vieną parašiau, ten 2000 kažkur laikų buvo, daug šėrinimo. Bet vėl, kadangi šiek tiek pasidomėjau, turit kompaniją, turit kritikės, cenzūruotojas netgi, ar ne, tai yra dar gal dalykų daug, kurie nepraeina pro cenzūrą, ir jie kažkur tai stalčiukyje, ar ne? Nepraeina, stalčiukė, koks internetės stalčiukas, tai nepraeina, ištrinė ir pamiršai, nieks ten jau nebeseivinai. O gal reikėtų? Nežinau. Necenzuruota ir taip toliau dar viena knyga būtų. Kartais aš pasidžiaugiu, kai koks kietasis diskas ima ir nulūžta. Rimtai? Visai gerai. Vėl pradėti viską nuo pradžių. Taip, gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį būtinai pratęsim. Radio stotis. Čia kompanija Coldplay, mūsų eteryje, o mes kartu su Geležinė lapė grįžtam pasikalbėti apie 2 knygas ir toks įdomus dalykas. Knygą galima įsigyti jau dabar ir ją galima įsigyti jau pakankamai seniai, bet pristatymas bus tik tai ketvirtadienį. Čia kažkas nesudirbo su organizacija, ar kaip? Čia pristatymą organizuoja Vagos knygynai. Jiem reikia adresuoti šitą reikalą. Jo, tai tiesiog aš pats labai nesiveržiau daryti tokio gyvo pasirodymo
publikai, nes nemanau, kad tai yra labai svarbu. Tas pagrindinis reklamavimas iki šiol tai vyko per Facebooko puslapį. Geležinės lapės taip pat žinomi žmonės, kurie yra mano pažįstami, jie tą knygą įsigijo ir ją reklamavo Facebook'e vienaip ar kitaip. Bet šitas bus jau toks, mirtingiesiems ir būsimiems knygos skaitytojams toks viešas ir čia jau nieko nepasislėps, reikia. Tikriausiai, jeigu žmonės nori pamatyti, kaip atrodo tas žmogus, kuris daro tą lapę, tai gerai, jeigu jie ateina ir pamatys. Tai 19 dieną žmonės turi keliauti pas lapę kur? Į prekybos ir paslaugų centrą Ozas 19 val. Tai būtų sausio 19, ketvirtadienį vakare nuo 7 vakaro. Kas programoje be knygos pristatymo? Aš kažkaip įsivaizduoju, kad ten turėtų, kaip buvo vienoje knygoje, po trumpo gedulingo mitingo kūnas buvo pasivuotas ir įmestas į duobę. Tai ta prasme. Žodžiu, turėtų būti įdomu. Neturime ten daug kalbėti. Žmonės tikriausiai, jie turi savų klausimų, jie juos užduos. Aš tikriausiai turėtų likti to laiko atsakyti tos klausimus. Ir tegu žmonės gauna tai, ko jie nori. Maža, ko galiu norėti aš. Įdomu, ko jūs norit jūs. Aš noriu, kad knygą pirktų. Aš manau, kad ją ir pirks. Ir aš manau, kad ją ir perka. Jie ir perka. Aš manau, kad tikrai ją ir perka. Ir čia nėra ko varyti ant kažko į medį. Reikės papildomo leidimo. Koks yra tiražas dabar? Tos baltos yra 5000, o juodos 4. Plaukit, balta yra su tekstu, taip, o juoda yra su skaityto teksto jau tuomet perrašymas. Mintims užsirašyti, kurių turėtų. Ir kas, matyt, nieko neatsitiks, jeigu nusipirks ir koks nors vyras tą knygą. Tikrai neatsitiks. Jeigu neskaitys. Jeigu jis pradės ją skaityti visai taip nesiruošęs iš anksto, gali būti šokiruota šiek tiek. Tiesiog jam reikėtų žinot, kas ten yra. Ir aš mačiau, kad parašyta, kad knyga nėra skirta vaikams. Tai reikėjo užklijuoti tą tokį N, kokį, aš nežinau, 14, 13, kokį čia dabar reikėtų įklijuoti, žinant, kaip mūsų vaikai greitai bręsta. Užrašas sako, nepadeda. Pardavėjos knygynų sako, močiutės perka anūkams knygas. ten nieko tokio nėra, dėl ko vaikui kas nors atsitiktų. Tiesiog ten galbūt tos temos yra skirtos daugiau, suaugusių žmonių santykiai ten kapstomi, daugiau mažiau, vaikams gal tai nėra labai aktualu. Kiek laiko prie kompiuterio praleidžiat kasdien? Nedirbdamas, o tiesiog, nors bendriau, ką aš čia klausiu, tiesiog kiek laiko ir viskas? Galima sakyti visą laiką, kai nemiegu. Tai. Ir kur nors restorane irgi turit planšetę? Mes turim viską. Dėl to, kad darbas yra toks, kad reikia turėti porą telefonų skirtingų sistemų, ir planšetą, ir laptopą, ir desktopą tam, kad matyti, kaip tavo administruojamas puslapis atrodo įvairiuose tose devaisuose. Nėra to tokio, sako, ašgi visi dabar čia iš tų irgi klišių, diena be telefono, išjungsiu telefą, pailsėsiu, neskambinkit man šiandien, manęs nėra. Ne. Man čia primena truputėlį atsisakymų mėsos. Aha. Tai yra toks pozos išlaužimas ir vis tiek tas žmogus, jeigu jisai jau yra priklausomas nuo informacijos priemonių, tame tarpe nuo interneto, jeigu jam reikia bendrauti, tai čia nereikėtų gan interneto išskirti kaip ypatingai nesveiką aplinką. Jeigu tai yra priemonė man bendrauti su kitais žmonėmis, aš nemanau, kodėl turėčiau jos atsisakyti. Yra namuose internetas dingęs? O Dieve. Yra. Kas vyksta? Visi devaisai seznau? Taip, kad jau dienos tos šviesios metu taip įvyktų nėra buvę. Mūsų tiekėjas yra Teo. Aš labai džiaugiuosi, palaikau, labai geri meistrai, kai ten ateina keisti routerį. Okay. Tai tikrai malonu su tai žmonėm dirbti yra. Bet būna visiems karts nuo karto kažkoks. Kas tada? Ne, tokio tikrai negalėčiau pasakyti. Net ir išvažiavusi sodybą visai ten gerai veikia, ten Tele2. Mūsų kitas tiekėjas puikus yra
viską ten ima ir greitai viskas vyksta. Tai ir ačiū Dievui. Dar vienam interviu irgi esate atsakėt, kad norėtumėt ateityje atsidėti kitokiai truputėlį gal veiklai, čia su sąlyga, jeigu knygos bus parduotos dvigubų leidimų arba sodyba ir įsispręsti tokie buitiški dalykai. Kas tai per veikla turėtų būti, kur geležinė lapė naujus medžioklės būtus atras? Aš nežinau, aš negaliu taip, tikrai nenoriu planuoti, sako, Dievas labai joksis, jeigu jam papasakosi apie savo planus. Jeigu nepasakosi, jis irgi joksis. Ir aš nežinau, ko atsirasti gali gyvenime. Pasaulyje iš vis gal išras kažkokį baisiai įdomų dalyką ir tada reikės juo užsimti. O kas yra baisiai įdomus dalykas? Koks nors, nežinau, kokia nors komunikacijos priemonė, kur galima, nežinau, kažką dar daugiau daryti negu internetu. Aš labai norėčiau, kad atsirastų hologramas, kur tu galėtum šnekėtis, ore viską matyti. Čia, aš norėčiau, kad tai būtų. Keliaut laiku būtų įdomu. Keliaut laiku būtų labai įdomu, kur jūs nukeliautumėt. Sugrįžčiau į save, gulinti ten ant sofos ir skaitanti nevertingą literatūrą kažkada jaunystėje. Ir skaityčiau vertingą. Vertingą, sako. Taip. Nu, nežinau. O tai negrįžtumėt į išleistuvių šokius ar nežinau, ką čia dar būtų galima tokio? Išleistuvių. Nebuvo tokių? Kažkaip išleistuvių tai labai kažkaip įstrigo, kad mes grojo ištisai šitą grupė Wings tokia buvo, McCartney, Mr. Wonderbilt, ten ėjo, jinai daug kartų grojama. Tai muzika kokybiškai jums irgi yra svarbu? Na taip. Tai važiuodamas automobiliu, jūs einat per radio stotis, ar turit USB rakte 1000 dainų? Ne, aš, jeigu radijos stotis yra tiesiog tame tarp ir jūsų yra tie greitieji klavišai 5 ir aš įsijungiu. Paprastai, na, jeigu išgirstu reklamą kažkokią, tada aš perjungiu kitą kanalą. Tiesiog toks ilgesys. Viskas su jumis gerai, aš taip įsivaizduoju, jo, daug kas taip daro. Viskas tvarkoj. Aš iš tikrųjų nenoriu jūsų užlaikyti, laikas mums skirtas kaip ir senka. Dar kartą primenam visiems 19 sausio, 7 vakaro. Žmonės keliauja į Geležinės lapės knygų pristatymą. Kur? Oze. Nu va, turėtų būti smagu ir tiek matyt. Ačiū, kad atkeliavot. Ačiū Jums labai, kad pakvietėt. Iki. Iki. Kelyje.